Labadiena visiems, kurie tiek dabar gyvai pasijungėt į šitą transliaciją, tiek kurie galbūt žiūrėsit vėliau įrašą apie tokią temą, kaip žmonės reaguoja krizėje pasak DISK metodologijos. Tai aš esu Renata Štambergaitė, geštalto terapeutė ir MDR terapeutė bei krizių veikimo centro konsultantė. Tai kartu su krizių veikimo centru vieną kartą per mėnesį mes organizuojam tokias gyvas paskaitėles, prie kurių tikrai kviečiam prisijungti. Ir dėkui tiem, kurie skiriat laiko, savo pietus paaukojat ir nusprendėt pasigilinti į kažkokią tai temą. Šiandien apie tai, kaip žmonės reaguoja į krizę pagal DISK ir kodėl DISK, tai todėl, kad tai yra viena iš metodologijų, kuri apibrėžia, kaip žmonės elgiasi, tam tikrais elgesio modeliais vadovaujasi ir labai svarbu ir galbūt aktualu tai žinoti todėl, kad mes galėtumėm geriau pažinti tiek patį save, tiek pažinti kitus žmonės, tiek tada kurti geresnius santykius, efektyviau bendradarbiauti ar nekomunikuoti ir išvengti kažkokių tai nesusipratimų. Tai aš pabandysiu labai trumpai, nes turim kokį maždaug pusę valandos, papasakoti, kaip tie profiliai veikia, į ką atkreipti dėmesį, norint atpažinti tiek save, tiek kitą šalia esantį žmogų. Ir maždaug po kokio pusės valandos, jeigu kils klausimų, tai aš dar atsakysiu jūsų klausimus. Tai jūs drąsiai rašykit, kiekvienas klausimas tikrai bus pamatytas ir jeigu bus įdomu, tai galėsiu plačiau šiek tiek pakomentuoti. Tai pasak DISK metodologijos, vieni asmenys yra labiau aktyvūs, greiti, jie veržlūs, energingi, garsiai kalba, drąsūs. Ir tada priešingai kiti yra lėtesni, labiau mąstantis, ramūs, atsargesni, jie tada automatiškai tyliau kalba, ar ne, metodiški. Jeigu žiūrėti kitą ašį horizontalę, tai vieni asmenys yra labiau klausantis, tai yra susitelkę į logiką, labai metodiški, skeptiški, provokuojantis, linkę į objektyvumą. Ir priešingai tada žmonės yra labiau priimantis, tai yra susitelkę ne į rezultatą, o į žmonės, palaikantis, jaučiantis, sukalbami, labiau yra bendraujantis, empatiški ir viskas, kas susiję su tokiu žmogišku ar ne dalyku. Iš to tada taip susiformuoja ketvirčiais ar ne DISK modelis, kur kiekviena raidė turi savo kodavimą, savo pavadinimą ir savo reikšmę. Ne? Tai D yra angliškai dominant arba tas dominuojantis profilis, kuris yra konkuruojantis, susitelkęs į kontrolę, valingas. Tai yra tas profilis, kuris labai į tikslus orientuotas, kuris veržlus, kuris siekia daryti, ar ne, siekia greičio, siekia rezultatų. Ir jam yra kaip žmogui svarbu, kad būtų užtikrinta tai, kas turi būti padaryta. Tiesiog turi būti padaryta. Kitasgi profilis į angliškai influencer arba įtaką darantis, tai yra, jau kaip matot, labiau į tą žmogišką ašį ar neorientuotas, iš karto pasako, kad tai yra labai bendraujantis, labai aktyvus, labai entuziastingas, optimistas, žmogus, kurio yra daug, kuris yra ryškus, kuris yra garsus, kuris siekia būti kompanijoje, ar ne, dėmesio nori. Ir šitam profiliui yra labai aktualu gauti pripažinimą ir pritarimą. S profilis tai yra angliškai support arba steadiness, kitaip sakant, tas pastovumas. Tai tas profilis, kuriam taip pat svarbu labai žmogiški jausmai, priėmimas,
bet tuo pačiu jam yra labai svarbu, kad tai vyktų tvarkingai, pagal taisyklės, kad būtų daug pastovumo, kad būtų jam aišku, metodiška, ar ne, kad tai būtų pagal kažkokias nusistovėjusias taisyklės. Ir šiam profiliui ypatingai svarbu yra pasiekti susitarimą. Na ir ketvirtasis profilis, tai toks sudėtingas angliškas žodis conscientiousness, arba kitaip tikslumas, sąžiningumas, čia apie integralumą, ir tai yra labai analitiški, labai susitelkę į užduotį žmonės, taip pat irgi to lėtesnio šiek tiek veikimo, tačiau labai orientuoti į rezultato irgi pasiekimą. Ir labai trumpai, bet truputį prasiplečiant apie pačius profilius, kad atpažintumėt irgi, ar čia yra apie jūs, ar čia galbūt yra apie jūsų kolegą, ar apie kažkokį tai artimą žmogų, tai apie D profilį. Matot labai daug gerų jo savybių, ar ne? Stiprus, valingas, veržlus, nepriklausomas, dar ir daug kitų galėčiau pridėti, tai pasitikintis savim, linkęs rizikuoti, tiesus, reiklus. Šio profilio žmogui yra pagrindinis motyvas kontrolė. Jis baiminasi pagrinde šito dalyko prarasti kontrolę, prarasti pranašumą ir tai, kad kažkaip tai juo bus pasinaudota, jo galia, jo valdžia bus pasinaudota. Jis siekia jėgos, valdžios, jis siekia iššūkių, jis siekia kažkokių tai asmeninių pasiekimų ir prie visų šitų gražių dalykų yra, aišku, ir silpnosios pusės. Tai silpnosios pusės gali pasireikšti per tai, kad šis profilis tampa stresinėse akimirkose, ar ne, kai yra per daug visko, kai pavargęs yra, nekantrus, jis gali tapti puolantis, jis gali tapti per daug šiurkštus, jis gali tapti netgi agresyvokas, jis gali ekspresyviai reikšti savo pyktį. Ir dar, kad šiek tiek toks bendresnis vaizdas susidarytų, parinkau paukščius, kaip atpažinti šitą profilį pagal gamtą. Tai net nebejoju, kad jeigu bandytumėte įsivaizduoti šitą profilį, tokį veržlų, tikslingą, vizionierišką, vadovaujantį, galbūt ir nekantrų ar nedominuojantį, net nebejoju, kad pagalvotumėt būtent apie šitą paukštį. Tai paukščių karalius, erelis, vienas danguje su visa savo galybė, ir tai, kaip matote, yra tas plėšrūnas. Tai jeigu jisai turi savo tikslą, bet turi tą tikslą pelę, tai viskas nusitaikė ir peliai, galima sakyti, viso gero. Čia jūs įsivaizduokit tą žmogų, ar ne, kad kai jisai turi savo tikslą, kai jis turi savo įsivaizdavimą, savo viziją, jam nėra kliūčių tai pasiekti. Jis tiesiog eina link to, ko nori. Apie tai yra D profilis, dominant. Kitas profilis tai yra įtaką darantis, ir jis irgi taip pat turi begalę gerų savybių. Tai yra optimistas, tai yra labai emocingas, entuziastingas žmogus, labai kūrybingas, linkęs bendrauti, draugiškas, patiklus, ar ne, jis nori visada būti dėmesio centre, jis visada ten, kur yra judesys. Jeigu D profilis klaustų, ką mes turim padaryti, iki kada mes turim padaryti, tai I profilis visada klaus, o tai su kuo aš tai darysiu? Kas bus mano komandoje? Kas bus kartu su manim? Jo pagrindinis motyvas yra pripažinimas ir dėmesys. Ir labiausiai šitas profilis bijo atstumimų. Todėl, kad nebūtų atstumtas, jisai netgi tokius dalykus, kaip pavyzdžiui dalinimasis atviras, gali net per daug dalintis, jis nemato tame problemos, pasilaikyti savo, kad kažko nepasakyti, jam yra baisiau, kad manęs nepriims. Jis siekia būti populiariu, jis siekia būti įvykių centre. Ir kai I profiliui visko yra stipriai per daug,
kai jis patiria stresą, kai jis yra, taip, sakykime, overwhelmed, gali pasireikšti ir jo silpnosios pusės, kurios jau yra apie neorganizuotumą, nedrausmingumą, per didelį jautrumą, per didelį, tiksliau tokį per greitą impulsyvų reagavimą, vėlgi tam pačiam įsivaizdavimui apie paukščius, ar ne, tai įsivaizduokit, kad tai yra papūga. Papūgos neįmanoma nepastebėti, kaip prie jos artėti. Jinai duos apie save žinoti, jinai yra ryški, jinai yra garsi, toks yra į profilis. Ir tuo tarpu, kai yra daug streso, tai yra dar visko daugiau, dar daugiau emocijų, dar daugiau kažkokio tai išsiblaškymo, neorganizuotumo, ar ne? Tai tikiu, kad atpažinot arba save, arba kažką šalia savęs. Trečiasis profilis yra S, support arba steadiness, kaip minėjau. Tai yra tas žmogus, kuriam reikia grupės, kuriam reikia palaikymo ir jis duoda labai daug palaikymo. Jam labai svarbu harmonija, be galo vengia konfliktų. Jo didžioji baimė yra, kad juo nusivils, kad jis įsivels į konfliktą, kad bus prarasta kaip tik ta harmonija. Tai yra labai patiklus žmogus, irgi linkęs bendrauti. Ir jam yra labai svarbu, kad būtų viskas pastovu. Jis negali pakęsti, ne tai, kad negali pakęsti, bet jam yra sunku išeiti į pokytį. Ir jam yra svarbu, kad būtų taisyklės, metodai, ne? Tada jis jaučiasi užtikrintas. Kai vėlgi per daug visko, kai gyvenimo aplinkybės taip susiklosto, kad yra stresas, kad yra nuovargis, pasireikšti gali jo esos silpnosios savybės, tai tas neužtikrintumas savimi, neapsisprendimas, baikštumas, ar ne? Jis į pokytį eis labai lėtai, jeigu kažkas nauja arba keisis tam pačiam darbe ar namuose, jis jaus spaudimą, stresą, pasidaryti gali irgi toks atsiskyręs. Tai prie viso to, ką turi labai gražaus ir gero, jie turi, žinoma, ir silpnąsias savybės. Ties šitų paukščių dažniausiai atsitinka toks susimąstymas, o tai koks gali būti paukštis, bet kai parodysiu, manau, kad niekam abejonių nekils. Tai čia būtų balandis. Ir tikriausiai įsivaizduojat, ar ne, balandžius, kaip jie taip visi krūvoj, visi kartu, visi tokie apyvienodžiai, neišsiskiria, visi tokie grupėje. Ne? Netgi pasižiūrėkit, jeigu turite aplinkui kažką iš esų, kaip jie priima komplimentus. Net jeigu ir darbe, pavyzdžiui, pagirsit, ką nors pasakysit, duosit tą teigiamą grįžtamą į ryšį, dažniausiai atsakymas bus, tai čia ne aš, čia mes visi. Tai ir tas prisidėjo, ir anas prisidėjo, čia ne mano nuopelnas. Jie visada siekia, kad būtų kiti įtraukti, kad kiti būtų pamatyti, niekas, kad nebūtų užmirštas, kad visi gyventų taikoje ir harmonijoje. Tai apie tai yra esiukas. Ir paskutinis profilis tas C, tas conscientiousness arba sąžiningumas, analizavimas, tai jis be galo kruopštus, organizuotas, perfekcionistas, ar ne. Jo pagrindinis motyvas yra kokybė, baimė atvirkščiai, padaryti klaidas, padaryti tai, kas būtų nekokybiška. Ir jam šiam profiliui labiausiai tinka ta mūsų patarlė 9 kartus pamatuok, 10 kartą kirpk. Jis tikrai 9 kartus pamatuos ir tik tada, kai bus užtikrintas, kad viskas yra teisinga, visa informacija patikrinta, visi galai suvesti, tada jis duos savo darbą, savo atsakymą, savo rezultatus. Tai labai analitiškas, labai faktais besiremiantis, dėmesingas detalėm, trokštantis žinių profilis.
Jis siekia būti kompetentingu, ar ne, suprasti tą visą visumą, kas su kuo kaip jungiasi, kaip veikia, jam tai yra didžiausia vertybė. Ir šitas profilis, kaip tarkim, persitempia, kai pasireiškia jo silpnosios savybės, gali tapti pernelyg smulkmeniškas, išdidus, ar ne, vat, linkęs teisti, kritiškas ne tik kitiem, bet ir sau, nes jis negali daryti klaidų, ar ne, ir kiti negali daryti klaidų, jis labai reiklus visiems. Ir paukštis čia pas mus būtų pelėda. Pelėda, kuri irgi, žiūrėkit, kaip ir tas pats erelis, plėšrūnas, jeigu nusitaikia į savo grobį, kitaip sakant, gyvenime į rezultatą, į tikslą, į savo norus, viziją, tai amen tam jo grobiui. Ar tai būtų pelė ar ne, ar tai būtų kažkoks kitas smulkus graužikas, jeigu nusitaikė, tai viskas pasieks. Bet priešingai, žiūrėkit, negu erelis, tai yra lėtumas, va tas, ar ne, atsargumas, ilgas tikrinimas, galva sukasi 180 ar daugiau laipsnių kampu, ar ne, ilgas klausimas iki to momento, kada užtikrintas bus puolimas, kada bus užtikrintas grobio paėmimas. Tai nors kalbu aš per gamtą, bet veskit tą patį į gyvenimą, ar ne, kad žmogus, kuris kažko siekia, jis turi būti užtikrintas. Jeigu renkuosi mašiną, tai 20 patikrinsiu, sulyginsiu visas charakteristikas iki smulkmenų, kol tikrai nuspręsiu, kad būtent šitos aš noriu. Ne? Kai tuo tarpu, pavyzdžiui, į profiliui, graži man raudona spalva, tai pirksiu raudoną. Visiškai priešingai. Vienas apie laisvę, kūrybą, spontaniškumą, čia apie tikslumą, logiką, analizavimą ir kad būtų teisingi sprendimai. Ne? Tai tikiuosi, kad šiek tiek pasidėliojo, apie ką yra tie profiliai ir dar trumpai labai pateiksiu tokius iš vieno serialo pavyzdžius, tikiuosi, kad matėt, jeigu nematėt, gal sudominsiu pažiūrėti šitą serialą. Buvo labai geras serialas Kostiumuotieji, Suits. Ir daug ten yra pagrindinių herojų, ne pagrindinių, tokių ryškių herojų, bet 4 labai gražiai sutelpa iš tuos profilius. Tai net nebejoju, kad irgi tie, kurie matėt, žinosit ir nuspręsit, kad prie D profilio reikėtų padėti Harvey. Ne? Tai lyderis, visada laimintis visas bylas, visada užtikrintas savimi iki maksimumo. Jeigu net atsimenat, kaip jis sakydavo, pasaulis yra čia, o aš esu čia. Ne? Jis visada aukščiau už kitus. Prie I profilio mes dėsim Doną, kuri yra ryški, kaip atsimenat, kuri yra komunikabili, kuris visus sujungia, visus pažįsta, visus kontaktus turi, žino pas ką kreiptis, kam ko reikia, ar ne? Toks pilkasis kardinolas, ar ne? Prie ESO dėsime Luisą, nors jisai irgi tikslo siekiantis, nors jisai irgi laimintis bylas, bet jam, jeigu atkreipia dėmesį serialo eigoje, jam be galo svarbu yra priklausyti. Jo didžiulis troškimas, apie ką jis ir terapijose kalba, kad jį priimtų į Harvio komandą, kad jis būtų komandos dalimi. Čia vat kaip tas balandis, ar ne, kad aš noriu priklausyti. Na ir C tai būtų žinoma Maiklas, ar ne, kuris be galo irgi geras teisininkas, bet jeigu irgi atsimenat, viena iš jo savybių buvo tokia, kad jeigu jis suvokia informaciją, tai jis niekada jos nebepamirš. Jis tiksliai mintinai gali pacituoti, iš kur jinai paimta, iš kokio puslapio paimta, žodis į žodį gali viską atkartoti. Ja, taip, tikiuosi, kad šiek tiek susidėjo. Ir jeigu jums kyla toks viduj klausimas, tokia mintis, kad bet taigi, ir Harvis gali būti labai žmogiškas, arba ir Luisas gali būti labai tikslus, orientuotas, ar ten Maiklas irgi gali būti bendraujantis ar ne su visais, tai jūs būsite teisūs, nes nei vienas iš mūsų nesam
izoliuotas vienas profilis, ryškus tik tai va tame ketvirtyje ir niekur kitur. Realybėj tai atrodytų maždaug taip. Jeigu jūs vat numatot tą tašką ant I, tai čia yra tas stiprus I, bet tame tarpe I turi ir D šiek tiek, ir S, ir C savybių. Tai reiškia, kad aš natūraliai esu labiau I, tas entuziastingas, optimistiškas, veržlus ir ne su žmonėm bendraujantis žmogus, bet kai man reikia, aš galiu pabūti šiek tiek ir analitišku, kai man reikia, aš galiu pabūti ir šiek tiek direktyviu, ar ne? Mes turim tų visų savybių, bet kažkas labai stipriai dominuoja. Ir kaip be didelių testų, be didelių analizių suvokti, kas dominuoja, yra vienas labai paprastas būdas pasižiūrėti, kaip aš arba mano kolegos, mano artimieji reaguoja strese. Ir strese būtent tomis pirmomis akimirkomis, pirmais epizodais, ne tada, kai jau šiek tiek pasėdėjom, nurimom, apgalvojom ir galim priimti sprendimus, bet tada, kai tik kažkas atsitinka. Tada yra tas prasiveržimas natūralus, kaip aš reaguoju, kas manyje yra ta stiprioji didžioji dalis kurio profilio. Tai D streso metu tampa labai aršus, gali netgi piktas tapti, toks nekantrus, netolerantiškas. Jis ir taip yra labai entuziastingas, bet kai atsitinka krizė, jo emocijos išvis liejasi per kraštus. Jis tiesiog nebegali susirinkti savęs, jam tiesiog yra sunku susikoncentruoti. Jis toks, kaip mes liaudyje sakom, išsitaškęs. Esiukas streso metu jis labiau atsitraukia, jis labiau pradeda priešintis pokyčiui, priešintis situacijai, kuri atsitiko. Jis toks nueina į save labai. C streso metu jisai tampa labai skeptiškas, labai neigiamas, viską mato tik per negatyvę prizmę ir irgi labai stipriai izoliuojasi nuo visų kitų. Tai pastebėjimas, kaip aš arba kaip kitas žmogus elgiasi pirmomis streso akimirkomis, labai daug duoda informacijos, o tai koks yra tas natūralus žmogaus profilis. Na va, tai aš labai greitai, trumpai tai perbėgau, ar ne, per kaip atpažinti tą profilį, iš ko susideda ir dabar yra ta esminė dalis, o tai kaip tie profiliai, kaip jie reaguoja į krizę, kas su jais atsitinka ir kas jiems yra sunku krizės metu. Tai D profilio žmogui yra krizės metu labai sunku dėl to, kad jis nekontroliuoja situacijos, ar ne? Nes šiaip tai yra valdingas, viską, kaip pasakyti, visą viziją, visą platų tokį vaizdą turinti žmogus, o krizės metu atsitinka labai daug dalykų, kas nepriklauso nuo to žmogaus ir dėl to tai yra labai sunku. Taip pat kartais jis negali imtis veiksmų, nes D profilis yra aktyvus, jisai nori greitai daryti, einam į rezultatą, o tarkim ta pati liga arba kažkokia tai trauma gali kaip tik reikalauti neveiksmumo arba poilsio. Čia jau irgi yra iššūkis nieko nedaryti. Jie taip pat krizės metu jaučiasi pažeidžiami. D profilis, įsivaizduokit, tą realį vizionierių, jis nekenčia jaustis pažeidžiamai. Ir čia reikia susidurti su apribojimais, suvaržymais, nenumatytom nelaimėm, kažkokiom ligom. Tas irgi sukelia sunkumus. Ir taipogi, kad žmonės yra šiaip labai emocingi. Ir tas kelia kančią D profiliui, kadangi kiti su savo emocijom gali būti labai reiklus. Ir dėl to D tampa nekantrus savo partneriam, savo kolegom, kuriems reikia labiau išreikšti savo jausmus, ypatingai krizės metu. Tai kaip padėti sumažinti stresą, tai suteikti daugiau tos nepriklausomybės jausmo,
priimti sprendimus ar ne. Jeigu jau ateinat su kažkokia informacija, tai kaip galima glausčiau, kaip galima tiksliau, be jokių išvedžiojimų, gryni faktai tiesiai į 10-tuką. Taip padėsit suvirškinti tą informaciją. Ir vėlgi, jeigu ateinat prie D profilio, ypatingai streso, krizės metu, tai jau kaip įmanoma sumažinkit kalbėjimą apie nieką, čia yra ne tas atvejis, tiksliai, aiškiai, be jokių nereikalingų plepalų. Tai taip apibendrinant, ar ne, jeigu norit padėti D profiliui, tai būkit tiesūs, glausti, aiškus, bet jeigu jau irgi kažkokį tai iššūkį metat arba jie patiria tą vat iššūkį, tai įsitikinkit, kad autoritetui jūs nekeliat iššūkio, ar ne? Kad jūs padedat D profiliui tik tai pamatyti bendrą vaizdą, platesnį vaizdą, o ne abejojat jo autoritetu. Dabargi mūsų entuziazmas, ar ne, tas optimizmas, noras būti dėmesio centre. Ir kai atsitinka krizė, tai jiems be galo sunku dėl to, kad socialinis gyvenimas pasikeičia. Jie mėgsta būti šalia kitų žmonių ir būti apsupti dėmesio centre, o kartais tai tampa nebeįmanoma. Pavyzdžiui, įsivaizduokit kokią nors sunki liga, ar ne, paguldė žmogų į ligoninę ir griuvo visas įprastas gyvenimas. Nebėra tiek socialinio bendravimo, guliu vienas palatoje didžiąją dalį laiko. Tai yra be galo sunku į profilį. Pernelyg daug rutinos, pernelyg daug pasikartojimų. Tas irgi išmuša iš vėžių į profilį, tas irgi yra sunku. Pavyzdžiui, gimsta vaikas, ar ne? Ir taip, tai irgi yra krizė, tam tikras gyvenimo pasikeitimas ir prie naujo gyvenimo adaptavimasis, tai yra, gali būti krizinis laikotarpis. Ir į profiliui dabar daryti tą patį per tą patį, arba, pavyzdžiui, kad ir slaugyti sergantį žmogų, ar ne, kad tie patys pasikartojantis veiksmai diena iš dienos, mėnesis iš mėnesio kelia įtampą. Taipogi, krizės metu jie tampa, kaip ir minėjau, labai emocingi, labai išsiblaškę ir šiaip stresas apsunkina žmonių susikaupimą, o įstilius dar labiau linkęs yra į išsiblaškymą ir tai jam tiesiog yra nepakeliama. Ir dargi taip pat yra sunku, kad vienas iš didžiausių šiaip yra į profilio privalumų ir savybių, kad jis yra optimistas, pozityvus, bet krizės atveju ne visiems žmonėms reikia to optimizmo, to palaikymo, to pozityvumo ir kai kitiems to nereikia į profilį, tai gali skaudinti, tai gali skambėti tarsi atstumimas. Kaip padėti į profilį, tai yra padidinti bendravimo galimybės, suteikti daugiau galimybių bendrauti, išsikalbėti, duoti daugiau lankstumo, ar ne, jeigu tai yra tie pasikartojimai, ta rutina, tas kažkoks nesikeičiantis gyvenimo būdas, tai nešti kažkokią tai naujumo ir suteikti galimybę daryti įtaką, prisidėti prie kažkokio tai naujumo. Tai susumuojant, ar ne, taip į profilio žmogui, tai klausykitės, norėdami jam padėti, suteikite galimybių kažkur, kad ir trumpalaikiuose, mažuose dalykuose bendradarbiauti, pavyzdžiui, suorganizuoti kažkokią tai šventę draugams, ar ne, padaryti gimtadienį, ar ne, kokią nors staigmeną sukurti, ar ne, skatinkite juos megzti tą ryšį su aplinkiniais žmonėms, kad nesiizoliuotų, kad neliktų vieni ir leiskit jiem kažkaip tai save išreikšti, būti kūrybingiems, ar ne, suorganizuoti tą pačią kelionę, jeigu tai yra asmeniniai dalykai, jeigu tai yra darbas, galbūt prie kažkokio projekto prisidėti naujo, ar ne, kad duokit jiem įvairovės. Keliaujam prie ESO. ESAS krizės metu sunkumus patiria dėl to, kad apskritai niekas nesijaučia stabiliai. ESOje, kaip ir sakiau, yra svarbu metodiškumas, stabilumas, ar ne, tam kažkokios patvirtintos tvarkos, kad tai, ką aš jau žinau, kartotus, jeigu ESOje tai yra peilis, tai, atsiprašau, yra peilis, tai ESOje tai yra kaifas.
kuo labiau kartojas, kuo jisai labiau žino tai, kas jau buvo ir ką reikia daryti dabar, tuo jisai jaučiasi saugiau ir geriau. Krizėje niekas nėra aišku ir niekas nėra stabilu ten. Ar masiniai atleidimai kokie iš darbo, ar sergantis šeimos nariai, ar ne. Saugumo ir stabilumo čia yra mažai. Taip pat jais yra pasinaudojama, bet čia iš tos pusės žiūrint, kad esas labai sunkiai sako ne. Jis tiesiog iš to noro padėti kitiems, statyti kitą pirmiau negu save, jis apsiema dažniausiai per daug dalykų ir vėlgi tos pačios krizės metu gali būti, kad aplinkiniai žmonės ir praus tos dalykus aplinkui ir duos daugiau OS seserims, nes nori visiems būti geras ir padėti. Jie taip pat, kadangi jau irgi minėjau, vengia konflikto, krizės metu yra sunkiau išvengti konflikto, dėl to jie patiria sunkumą, ar ne? Pavyzdžiui, įsivaizduokit santuokoje, ar ne, kažkokie tai užeina kriziniai momentai, kur natūralu yra kalbėtis, ginčytis, eiti į konfliktą. Esas yra labiau linkęs vengti konflikto, atsitraukti, kas kriziniai situacijoje ne visada yra pats tinkamiausias variantas. Ir jie nežino, kaip prašyti pagalbos. Jie nerimauja, kad kitiems sukels nepatogumą, kad jie bus našta ir dėl to jie dažniau neprašo pagalbos, patys daro, nors paskui jaučia nusivylimą, kad aplinkiniai jiems nepamatė, nepadėjo, nepagelbėjo. Jiems padėti galit, sukurdami daugiau stabilumo jausmo, tai yra parodydami, kad kažkas keičiasi, ar ne, bet yra dalykų, kurie nepasikeitė. Yra dalykų, net jeigu ir, sakykime, visiškas reorganizavimas krizė darbe, tai taip galbūt keičiasi darbo pobūdis, galbūt keičiasi tai, kaip mes dirbsim, bet galbūt nesikeičia patys kolegos, galbūt nesikeičia dar kažkokie dalykai, kurie gali suteikti saugumo jausmą. Tai atraskit tuos dalykus, kurie suteikia stabilumą. Venkit jokių surprizų, jokių netikėtumų. Čia ne tas žmogus, kuriam patinka staigmenos. Staigmenos patiktų labiau į profiliui, esui jokių netikėtumų. Siūlykit tą pagalbą, palaikymą ir suteikit galimybės bendradarbiauti ar tai darbe su kolegom, ar tai namuose su draugais, giminėm, kad jie nesijaustų vieniši. Tai taip irgi apibendrinant, skatinkit juos kalbėti, nes jie gali turėti savybę labiau užsidaryti, izoliuotis, bet tai nebūtinai reiškia, kad jie sutinka su tuo, ką jūs kalbat. Jie tiesiog tyli, nes jaučia stresą. Tai skatinkit juos šnekėti. Ne? Užtikrinkit, kad konfliktas ne visada yra blogis, kad konfliktas ne visada yra kažkas neigiamo ir kad tai gali būti sveikas ir produktyvus būdas megzti santykį, išeiti į kažkokį tai rezultatą, kad to reikia. To reikia, kad mes kažkaip susikalbėtume. Ne? Ir parodykit daugiau tiesiog rūpesčio, jie gali neprašyti pagalbos, patys pasisiūlykit, ar tai būtų darbas, ar tai būtų namai, patys pasisiūlykit paimti kažkokius mažus dalykus ir padaryti vietoj jų. Tai taip padėsit krizėje, strese, S profiliui susitvarkyti. Ir paskutinis tai yra mūsų C profilis, ne, tas apie tikslumą, analitiškumą. Tai jam yra labai irgi sunku dėl to, kad krizėje yra daug dviprasmybių, daug neaiškumų. Ne? O šie žmonės mėgsta tikslius, aiškius duomenis, kuriuos jie gali įvertinti, kuriuos jie gali analizuoti, kur gali sekti žingsnis po žingsnio. Krizės metu tenka labai dažnai tiesiog būti ir žiūrėti, o tai kaip pasisuks. Tiesiog laukti ir stebėti, kas yra C profiliui nepakeliama. Tiesiog laukti ir stebėti, nieko neanalizuojant ir nesiremiant jokiais duomenimis. Taip pat jiems irgi labai sunku prašyti pagalbos, bet čia jiems labiau sunku prašyti pagalbos iš tos pusės, kad jeigu aš prašysiu, reiškia, aš parodysiu, kad aš esu nekompetentingas. O jiem kompetencija yra aukštumoje, ar ne, jiem yra pagrindinis dalykas, į ką jie remiasi. Aš turiu būti kompetentingas. Todėl aš jau geriau neprašysiu pagalbos, kaip nors susitvarkysiu pats. Jie taip pat labai retai mato savęs atspindį, tiksliau, kaip čia pasakyti,
tokius pačius kaip aš. Nes tie, kurie kalba, tie, kurie pasisako, ar tai viešose erdvėse, ar tai, tarkim, komandose, jie yra labai tokie atviri, kuriem dalintis yra paprasta. O C profilis, jisai mažiau dalinasi, todėl tokių kaip aš, kuriems yra vat, irgi sunku ir išgyventi, jie aplinkui mato gerokai mažiau. Ir tada jie negali savęs susisieti su vat, tokiu socialiniu naratyvu. Ir jie taip pat neturi aiškaus būdo, tai kaip teisingai įveikti krizę. Nes vėlgi apie tai, kad jiems yra svarbu, kad viskas būtų teisinga, pagal raidę, kompetitinga, taip kaip turi būti. O krizei labai sunku identifikuoti, o tai kas yra teisinga, kas yra kompetitinga. Ir tai jiems sukelia sunkumus. Tai norėdami sumažinti, padėti sumažinti tą stresą, tai prieikit prie C su kaip galima daugiau išsamios informacijos ir detalių. Tiksliai, aiškiai, kiek galima, ar ne, kiek įmanoma, pateikit, paaiškinkit, ne kad tu būk ir lauk, bet žingsnis po žingsnio. Dabar daryk šitą, dabar daryk tą, o po to darysi šitą. Taip jūs sumažinsit jų stresą. Pateikit instrukcijas, ar ne, ir kuo aiškiau. Ir skirkit laiko apdorojimui. Jeigu, pavyzdžiui, D galima greitai sakyti, kad šitas eik daryk, tai C duokit laiko pagalvoti. Duokit laiko susidėlioti mintise. Duokit laiko suvirškinti informaciją. Ir dar geriau, jeigu viską pateiksit raštu. Tai tikrai padėsit ir sau, ir C profilį. Ir apibendrinimui, ar ne, tai nors C profilis ir nepasakys dažniausiai, bet jiems irgi reikia pagalbos. Ir stenkitės tai darydami neužgauti, ar ne, jų kompetencijos, nesumenkinti, ar ne, ir telkitės į faktus, telkitės pagrindę į informaciją, kuri galima, kurią patikrinti, apdoroti, analizuoti ir spręskit problemą kartu. Tai vat tiek ir panašu, kad beveik tilpau į laiką. Sustabdžiau ekraną tam, kad perklausčiau, gal kartais kažkam iš to greito mano dalinimosi apie profilius kyla koks klausimas. Gal norit kažką pasiteirauti. Tai dabar dar yra laikas, kur galiu atsakyti. Jeigu ne, ir klausimai kils jums vėliau, visada galite parašyti į čatą šito įvykio, krizės įveikimo centro puslapyje, pamatysim, atsakysim, bet ir dabar dar turit keletą minučių. Panašu, kad arba viskas aišku, arba niekas neaišku, bet klausimų nėra. Tai paliksiu jūs šį gražų penktadienį šiek tiek apsiniaukusi, bet vis tik tai gražų apmąstyti, pagalvoti, kas esu aš, galbūt atpažinti šalia esantį kolegą ar kokį giminaitį, kaip aš veikiu, kaip jie veikia. Ir galbūt atrasit sau kažkokių atsakymų, kodėl kartais mano priėjimas prie kito žmogaus nesuveikia. Kaip man kitaip prie jo prieiti, kad būčiau išgirstas ir kad galėčiau padėti. Tai geros dienos, gero penktadienio.